Dar visai neseniai viešą interesą ginti atsisakiusi prokuratūra pranešė pakeitusi veiksmų planą. Teismui perdavė bylą, kuria siekiama panaikinti miesto savivaldybės ir privačios statybos bendrovės sudarytą sutartį. Viskas prasidėjo 2009 vasarą. Šiaulių savivaldybė su vienu darbų atlikėju pasirašė sutartį, pagal kurią turėjo būti užlygintos Zoknių karinio oro uosto prieigose esančios duobės, o mainais už darbus leista nusikasti kupanyrus, dar sovietų karių supiltus žvyro pylimus juosusius lėktuvų stovėjimo aikšteles. Netrukus paaiškėjo, kad leidimas išvežti žvyrą toli gražu neadekvatūs mainai už duobių užlyginimą. Iš Zoknių žvyras buvo vežamas ir ko gero pardavinėjamas milžiniškais kiekiais. Tai yra tiesiog grobiamas miesto turtas. Savivaldybei už teisę nusikasti žvyro pylimus sumokėta apie 12 000 litų, nors patys pylimai vertinami 100 000 litų. Būtent šį viešą interesą dabar ir gina prokuratūra. Pirmą kartą buvo tikrinama pati savivaldybei priklauso turto sąvoka, tai yra tas vadinamas žvyras. Ir prokuroro nutarimo buvo tuo metu atsisakyta ginti viešą interesą, kadangi buvo nustatyta, kad savivaldybė, konkrečiai Šiaulių savivaldybė, turi teisę disponuoti šio turtu, tai yra, vadinkime, ten žvyro sankausos. Šiuo atveju, kai ten pareiškėjas buvo Seimo narys, jei prisimenu, kai kreipėsi ir nurodė papildomas aplinkybės, buvo tyriamos jau ir pačios konkurso sąlygos. Ir kiek man žinau, praeitą savaitę ir užpraeitą savaitę Šiaulių apygardos prokuratūra, gindama viešą interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama šią sutartį nutraukti. Kaip teigia Šiaulių apygardos prokuratūros atstovas spaudai Martynas Povilaitis, prokuratūra ginčija savivaldybės sutarties sąlygų teisėtumą, reikalauja sutartį pripažinti negaliojančią, prieštaraujančią viešajam interesui. Prokuratūra neneigia, kad miesto turtą apgynė Seimo narys. Būtent Andriušedžius pasiekė, kad būtų atstatytas teisingumas, tai yra miestui grąžinti teisėti jo turtai. Na, aš nežinau, man sunku pasakyti, kokios nuotaikos žmonių ir kaip jie mane įvertins. Norėčiau, kad vertintų pagal mano nuveiktus darbus ir tikrai džiaugiuosi, kad tiek mano pastangomis, tiek teisėtvarkos institucijų pastangomis turtas, kuris buvo įgytas neteisėtų būdu iš valstybės, tai yra iš žmonių, iš šiauliečių, bus grąžintas. Sprendimas užlyginti Zoknių oro uosto prieigose esančias duobes priimtas, kai vienoje jų 2009 balandį nuskendo degusią žolę gesinęs karininkas. Bet taisydama vieną klaidų savivaldybė padarė kitą. Tiesiog išdovanojo miesto turtą už duobių užlyginimą.